Mano tema konkrečiai bus Amazonas. Tai yra tas didžiausias dramblys kambaryje, didžiausia platforma ir kaip jame iš kirvio išvirti sriubą. Kas mėgsta keliauti gamtoj? Tai turbūt žinot, kad reiškia, ypač jei kelionė trunka ne vieną dieną, tai jau prieš paskutinį vakarą ten nelabai kas būna likę kuprinėse ir jau reikia iš to kirvio virti sriubą. Tai čia irgi bus apie tai, kaip su mažais resursais padaryti kiek galint daugiau Amazonė. Na va, tai ir judam į priekį tada. Oi, ten pointeris. Va, čia trumpas prisistatymas, bet jau visus šituos faktus pasakė. Jeigu kam įdomu daugiau plačiau, reiškia, tikrai patariu pasiklausyti mūsų pokalbių YouTube su Aivaru Milašausku, kuris čia lips ant scenos po manęs, ten išgirsit visokių tipsų, triukų ir anekdotų, istorijų iš gyvo Amazon gyvenimo. Reiškia, o čia dešinė pusė tai tokios kaip ir nuotraukos, apatinė tai klasikinė, o reiškia viršutinę paprašiau sugeneruoti ChatGPT, papasakojęs nuo savo Amazon reiškia, veiklos istoriją. Tai va išmetė tokį paveiksliuką. Tai žinokit, aš kažkaip panašiai ir jaučiuosi, kaip tas vyrukas viršuje dešinėje pusėje, kadangi jau per tą 15 metų kažkaip ir plaukai pakeitė spalvą, ir 3 vaikai užaugo, ir su žmona kažkaip 35 metus praleidom, net visai to nepajutę, ta prasme, bet apie ką aš čia, kur link aš suku. Gyvenime, kaip ir Amazone, dauguma dalykų yra long termas. Tai yra, reiškia, maratonas, netgi sakyčiau, ultra maratonas, ne, reiškia, koks nors, reiškia, short termas ir get rich quick. Tai jeigu kas nors tikitės, kad aš šiandien pasakysiu jums schemą ar receptą tos sriubos, kaip, reiškia, dabar pasiklausyti, dar pasimokyti, kitą mėnesį pradėti, po to sekantį mėnesį padaryti 100 000, sekančiais metais padaryti 1 000 000 apyvartos, o dar sekančiais metais jau uždirbti 1 000 000, tai žinokit, to nebus. Čia tokių schemų nebus ir jeigu kas nors tikitės tų get rich quick, tai geriau eikit kur kavos pagert ar į kitą salę, o visi kiti tada galim judėti toliau. Oi, vėl ne į tą pusę. Taip, o čia, tai ko nebus jau pasakiau, o dabar čia apie tai, kas bus. Pakalbėsim apie pokyčius, kadangi daug labai tos informacijos krenta iš visų pusių, reiškia, tiesiog viskas keičiasi labai greitai, čia GPT, AI jūs išmes iš darbo, čia reiškia, čia GPT padarys už nemokančius dirbti listingus geresnius už jūsų, jie jūs nukonkuruos ir taip toliau ir panašiai. Ne taip greitai. Va, po to, reiškia, būtent apie tą AI paliesim, kuris čia yra absoliučiai turbūt topinis buzzwordas šiom dienom ir ne tik šioj salėje, bet ir kitose, manau, ir ne vienas, ir ne 2 speakeriai tą palies. Pagrindinis dalykas, kaip iš to kirvio išvirti sriubą, ir čia visa praktinė dalis. Po to išnagrinėsiu 3 svarbiausius dalykus, ko reikia tai sėkmei. Kaip vat, nukeliauti visgi į tą finansinę laisvę ir pabaigoje bus klaidos ir klystkeliai, o kas jau iškentės iki galo, ten toks bonusiukas pelningumo receptas, kaip nuo 5% pelningumą padidinti iki 35 Amazone. Na va, tai tiek čia tų turinio, judam vėl. O. Kažkaip čia. O, taip pat stabiliausias dalykas šitam gyvenime turbūt yra pokyčiai. Stabilesnių aš nežinau. Tai dabar vėl, būtent kas liečia Amazoną, iš visų pusių girdim, kad reiškia, čia dabar kainos didėja, visko kainos didėja, FBA mokesčiai, sandėlių mokesčiai, per didelių sandėlių mokesčiai, per mažų sandėlių mokesčiai, reiškia, atskirų kategorijų sandėlių mokesčiai, žodžiu, daug visokio triukšmo tokio, reiškia, bet ar iš tikrųjų jis visas jums reikalingas. Tas pats, reiškia, PPC, Amazono reklamos kainos didėja, konkurentai lipa vieni ant kitų, bidindami vis didesniais, reiškia, kiekiais ir žodžiu,
visos sąnaudos auga tik į vieną pusę. Nu, turbūt žinot, į kurią nelabai mačiau kažkokio mokesčio sumažėjant Amazone. Na, nebent jeigu, sakykime, vienas mokestis 3 kart padidėjo, o kitas jo sąskaita 20% sumažėjo. Tokių opcijų gali būti, bet bendrai tai tendencijos mokesčių ir kainų šitoj platformoje eina viena kryptim. Tai va, tai žiūrėkit, aš žiūriu į visą tą dalyką ir visą tą triukšmą paprastai 80-20 principų. Jūs turit kreipti dėmesį tik tai į savo konkrečius pokyčius, kurie liečia jūsų konkrečius produktus. Jūs atsirenkat, atsifiltruojat šituos dalykus, o visą kitą tiesiog atmetat ir nekreipia dėmesio. Jeigu jūsų draugas Petras skundžiasi, kad jam padidėjo kažkoks jo sandėliavimo dar koks mokestis, o kokį tai ryšį turi su jumis? Absoliučiai jokio. Jūs paimat, pasižiūrit, tikrai yra įrankių ir pasakysiu apie juos toliau, pasižiūrit savo konkrečią situaciją, savo konkrečius produktus, savo konkrečius mokesčius ir tuo atveju, jeigu jie padidėja, reiškia, turit juos kažkaip atsvert. O paprasčiausias būdas irgi aš pasakysiu, tiesiog pakelt kainą. Pats paprasčiausias būdas, reiškia, atsverti visas jūsų didėjančias sąnaudas yra kainos pakėlimas. Tiesiog paprastesnio būdo nėra. Tiesa, yra tam tikrų sąlygų, ne visada jis taip jau lengvai įmanomas. Va, ir žinokit, kinų kalboje, tarp kitko, žodis pokytis yra, reiškia, pokytis arba galimybė yra vienas ir tas pats žodis. Tai yra, jeigu kažkam tai yra galvos skausmas tie pokyčiai, kitam gali būti galimybė. Anglų kalboje, matot, irgi tik viena raidė skiriasi. Tai va, ir žinokit, su tais pokyčiais, tai mes čia visai ne vieniši. Citata, pokytis yra vienintelė konstanta. Heraklitas 500 metų prieš mūsų erą. Nu, tik 2,5 tūkstančio metų atgal. Nu, žinokit, buvo ir ten pokyčiai, buvo žvėriški pokyčiai, technologijų pokyčiai, įsivaizduojat, žmonės ten 10-100 tūkstančių metų gyvenę džiunglėse, miškuose, staiga persikraustė iš tų palapinių, urvų, olų į kaimą, reiškia, trobeles kažkokias ten susirastas. Maistą vietoj to, kad virė ant laužo, pradėjo virti ant, reiškia, kažkokio pečiaus susikonstruoto. Vajai, koks technologinis pokytis, tiesiog neįsivaizduojamas. Taip, kad, žinokit, visada tom galvom ir mintim buvo, reiškia, ką veikti ir visada, visais amžiais ir prieš 2,5 tūkstančio metų tų pokyčių greitis tuo metiniam jų dalyviam atrodė toks sunkiai suvokiamas. Tas pats yra pas mus, nieko čia Na, aišku, technologijų lygis viskas truputį pakito, bet iš esmės tai viskas tas pats. Gerai, judam toliau. AI-us arba dirbtinis intelektas. Aš čia pabandysiu truputį iš kitos pusės prieiti, negu įprastai dauguma kalbėtojų tą daro, ta prasme, aukštindami viskas gerai su tuo dirbtiniu intelektu. Bet žinokit, čia yra nieko naujo. Aš kaip eksmokslininkas, matematikas, šiek tiek dalyvavęs, ta prasme, ir pats tam viduriniam, reiškia, dalyke, čia yra jau 3 AI iteracija, reiškia, to dirbtinio intelekto. Pirmoji prasidėjo kažkur karo metu, ta prasme. Ir ten tiesiog būrelis mokslininkų, mėgėjų, inžinierių, filosofų, ta prasme, bandė kažką, aišku, ten gali fantastiką pasiskaityti dar nuo antikos, visą laiką žmonės fantazavo, kaip ten padaryti kažkokį robotą panašų į žmogų, bet realus vystymasis prasidėjo tik praeitam amžiui ir pirmas tas pikas buvo tarp 40 ir 56 metų. Tada dar net to termino, kaip dirbtinis intelektas, ne visai buvo, ten šiek tiek kitaip vadino, visokios Turingo mašinos, kiti dalykai, ta prasme, bet tai buvo tokios nedidelės saujelės žmonių užsiėmimas tuo metu.
Ir tada jie kažką ten padarė, pakrapštė, niekas ten daug neinvestavo, nes nebuvo dar į ką, ta prasme, ir kažkaip nurimo tuo laiku. Aišku, visą laiką tie entuziastai dirbo ten nesustodami, bet tada atėjo 80 metai, vėl antras bumas to, reiškia. Nu, žiūriu čia auditorijoje, pagal amžių dauguma šitų dalykų tikrai dar neatsimena. Ta prasme, aš pats gerai atsimenu kompiuterius, va tokius kaip šitos salės dydžio su daug lempučių, perfokortas, ta prasme, taip toliau, visokias pirmasis tas programavimo kalbas, pirmuosius e-mailus, kurie tik mokslininkam buvo skirti komunikuoti, jokių Gmailų dar tada nebuvo, reiškia. Ir tas 80-88 metais tas pikas buvo, sutapo su tuo laiku, kai aš mokiausi ir po to dirbau universitete, tai savo akim tą mačiau. Per šitą piką jau buvo šiek tiek kitaip, jau buvo žymiai daugiau pinigų, jau suinvestavo milijardus, sakykime, bet tikrai ne tiek, kiek dabar. Ir padarė daug gerų dalykų, padarė daug, reiškia, programų, nu įsivaizduokit, buhalterinės programas, vietoj to, kad krūva buhalterių ten su tušinukais ir su kažkokiom lentelėm sėdėjo, su skaitliukais tokiais, kaip parduotuvėse būdavo mediniais, skaičiuodavo dar kai kalkuliatorių nebuvo, paskui kalkuliatoriai atsirado ir visus šitos buhalterius pakeitė buhalterinė programa. Atsirado verslo valdymo sistemos, visokios sandėlių visiems verslo aspektam, suinvestavo daug pinigų, reiškia, padarė daug gerų darbų, korporacijos, viskas gerai, stipriai pakilo lygis. Bet ir vėl 88 metais sustojo, nes atsirėmė į tam tikras lubas. Ta prasme, pamatė, kad negali tas AI-jus, nors ten fantazavo, kad jau ten per 10 metų jis pakeis žmogų, va galėsi susitikti robotą gatvėje ir pasisveikinti ir neatskirsi nuo realaus žmogaus. Nieko to nebuvo ir greit nebus, neišsigaskit. Tai va. Taip, kad šitas periodas irgi baigėsi tuo metu, kai jau tie investuotojai pajuto tas lubas ir vėl pinigai atsitraukė, nes negali investuoti į tai, kas neduoda realios grąžos, ta prasme. Bet jau buvo žymiai stipresnis šuolis. Dabar, kokiais 15 metais, reiškia 20 jau pats tas pakilimas prasidėjo, dabartinis to EAJaus ir jau dabar jau toks šuolis labai reikšmingas, ta prasme, vėl daug gerų dalykų padaro, daug ką padaro. Bet žinokit, yra vėl mano giliu įsitikinimu bus tas pats. Čia dabar visokio daug hypo, ta prasme, kad jei jūs padarys viską, visus pakeišia, išmes iš darbo, nieko panašaus nebus. Jis niekada, bent jau artimiausioje ateityje, mano gyvenamų metu aš neprognozuoju, kad AI-jus galėtų nuhakinti žmogaus biologiją, kas yra pats sudėtingiausias dalykas šitam pasaulyje ir reiškia žymiai sudėtingesnis net už kvantinę fiziką, tiesiog tam nėra duomenų. Aš čia nesigilinsiu į visokius deep learning, kitus terminus, čia ne tam susirinkom, bet reiškia principė negalės nuhakinti žmogaus biologijos, negalės padaryti eksperimentų su žmogum, kuriems reikalingi keli dešimtmečiai, sukuriant naujus vaistus ar ką, šitokių galimybių AI jūs neturi, nes paprasčiausiai jis veikia naudodamasis duomenimis. O jeigu tų duomenų nėra ir jeigu tiem duomenims surinkti reikia dešimtmečių, nebent sufeikint kaip kokį kinai Amazonė, šitą jis gali, ta prasme, bet realiai čia irgi bus pasiektos lubos ir kaip dabar ten tie dideli berniukai besimušantys pinigų maišais, Muskas, Gatesas ir visi jų draugai, ta prasme, kuriantys savo AI kompanijas ir sakantys, kad neinvestavimo rizika yra didesnė už perinvestavimo riziką. Nežinau, kaip jie skaičiuoja tą riziką, bet kas ten bebūtų, žinokit, neklausykit tų žmonių, kurie yra susiję su tas rytim. Reiškia, kai reiškia, Nvidios šefas ateina ir sako, kad mes čia greitai viską pakeisim ir reiškia, bus nauja medicina, vis taip toliau, jis yra suinteresuotas asmuo, ta prasme, neklausykit to, suinteresuotų asmenų ir neklausykit ten, kur yra dideli pinigai, nes jie totaliai iškreipia realybę. Čia per daug įsijaučiau turbūt į šitą,
Amazonė naudojimas tikrai galimas, tikrai jis padaro kai kuriuos dalykus ir padaro visai neblogai, bet vėlgi labai ribotas. Viso to listingo jis už jūs nepadarys, reiškia. Kažkokius paveiksliukus pagerintus, kažkokius, reiškia, tokius teksto pataisymus, bet atvirai kalbant, mes jį žiūrim, mes jį bandom panaudot, bet jau dabar atsidurėm į ribas, nes mano komandai, pavyzdžiui, su savo patyrimu, reiškia, tam, kad su jum daryti listingą, nu čia nesąmonė, tu padarai nuotraukas ar ką, reiškia, ir vėl žiūri, ir vėl, reiškia, kitus promptus duodi pagerint, dar kartą duodi promptus, tas pats su reiškia, turiniu kitu, reiškia, visų rašytiniu, ta prasme, tu daug kartų turi naudoti iteracijas tam, kad išgautum iš jo kažką racionalaus, tai mums daug greičiau yra patiems tą visą padaryti, nu, kai jau žinom gerai ką daryti. Taip, kad naudokit, žiūrėkit, čia irgi išgirsit, kad jūs gali jums bet ką padaryti, ten iš visokių kompanijų, kurios servisus pardavinėja, bet tiesiog žiūrėkit, kas jums reikalinga, kas jums tinka, patinka ir tą ir naudokit, o visą kitą atmeskit kaip reikalingą triukšmą. Va, tai dabar verdam tą sriubą, nes labai mažai laiko, sakė, liku. Taip, sriuba tai čia bus, reiškia, jūsų Amazono verslas, čia toks perfrazavimas. Kaip iš kirvio išvirti sriubą? Paprasti ingredientai, tai yra paprasti produktai. Mūsų produktai visą laiką būdavo gabalėlis popieriaus, gabalėlis plasmasės, gabalėlis gumos, nu ne taip tiesiogiai, tam tikrų būdų apdirbtas, bet paprasti, jokių ten sudėtingų elektronikų, daug komponentų, nieko, reiškia, paprasti produktai. Nedaug produktų. Aš esu šalininkas, mažiau yra daugiau, reiškia, viename brende normaliam pilnai užtenka 10 produktų, maks 15. Jums tiesiog žymiai palengvės gyvenimas, visa logistika, viskas, nu, bet koks tvarkymasis su ten 5 ar 10 produktų yra žymiai lengvesnis negu tvarkymasis su 100 produktų ir taip toliau. Nors yra visokių čia tų receptų, tos ribos ir kiekvienas gali virt pagal save. Pažįstami ingredientai, tai yra ta, ką jūs žinot, matot, patys naudojat, kaip sakau, jeigu esat žvejus, pardavinėkit plūdės, bet ne pampersus, ta prasme, kur jūs patys esat insideriai ir galit, suprantat gerai ir tuo pačiu galit pateikti informaciją klientam ir jums patiems bus smagiau tą darant, ta prasme. Nepigūs, reiškia, mažiau kaip $20 tikrai, ar eurų tikrai neverta pardavinėti daiktus, dėl to, kad kai kurie mokesčiai yra fiksuoti ir jie sudaro pakankamai didelį procentą, pavyzdžiui, ar $100 ar $10 parduodant daiktą, tu už kažkokį ten pick and pack ar ką mokestį moki $1. Tai žodžiu, jeigu jūs pardavinėsit mažiau kaip 20 eurų ar dolerių kainuojančius daiktus, jūs dažniausiai dirbsit tuščiom apsukom, nes jų reikės parduoti labai daug kiekių, kad kažką sugeneruoti, kas yra sunkiai įmanoma. Nekiniški ingredientai, mano kriterijus, jeigu jūs iš vis, aš anksčiau būdavo antras rinkoje daugumoje atveju, dabar toleruoju iki 5 konkurentų. Ta prasme, aš visgi sugebu rasti tokią nišą, reiškia, kurie yra nedaugiau kaip 5 konkurentai, kad launčintumės iškart į pirmą puslapį ir jeigu matau, kad, reiškia, tą patį produktą pardavinėja ten 10, 15 ar 50 kinų, aš dedu kryžiuką ir net nepradedu to daryti. Tai čia yra vienas iš kriterijų, kinų konkurentai. Prasme. Ir nekiniški dar ta prasme, kad gamyba Lietuvoje arba Europoje yra fantastinis dalykas, logistikos kontrolės visom kitom prasmėm reiškia, tai yra geriausia vietoje užauginti ingredientai. Išskirtiniai, turi būti kažkoks tai produkto išskirtinumas. Jeigu jūs negalit sugeneruoti išskirtinumo tokio ženklaus, kurį galima būtų ištransliuoti online, kadangi pačiupinėti negali klientas, kol nenuperka, irgi mes tokių dalykų nedarom. Turit turėti kažkokį išskirtinumą nuo konkurentų, kuris būtų ženklus. Tai nėra listingas, tai nėra pakuotė, turi būti kažkas daugiau. Sriubos virimo būdų yra daug. Merčas, reiškia, visi kiti Amazono veikimo būdai, ten wholesale'as, kiti metodai, visi jie veikia, iš visų galima uždirbti pinigus. Aš transliuoju tai, kas yra lengviausia, FBA Private Label ir pagal statistiką daugiausiai sėkmingiausių Amazono pardavėjų veikia šituo būdu. Tai yra Amazon FBA Private Label, išnaudodami Amazono sandėlius, reiškia. Va, meistras, kas yra meistras? Tai yra Mišelino virėjas, kuris ten praleido apie bent jau 10 000 valandų irgi tas tradicinis toks reiškia, skaičiukas.
ir daug prisvilusių sriubų. Aš esu turbūt beveik visas įmanomas klaidas padaręs Amazone ir būkit ramus, jūs jų padarysit, nebus taip. Bet koks Michelin virėjas iki tapdamas juo turėjo turėti labai daug prisvilusių sriubų. Toliau, palaukit, čia neprašokau, kažko ne. Taip, svarbiausi dalykai, anksčiau akcentuodavau tik 2 apatinius, tai yra radimas gero produkto, apie ką šiek tiek pakalbėjau prieš tai, ir savo skaičių žinojimas. Dabar visgi pasižiūrėjęs į savo aplinką, savo žmonės, kurių buvo virš 100, prie kurių daugiau ar mažiau prisiliečiau prie jų Amazon verslų, mačiau, ką jie daro gerai, ką daro blogai, kam sekasi, kam nesiseka. Žinot, kas laimė? Kantriausi. Vienintelis. Jokių ten specifinių žinių, ten gudresnis, greičiau mąstantis, viską daugiau žinantis. Ne šitie dalykai žaidžia, kantriausi. Jeigu jūs, reiškia, iš 1, 2, 3, 5 karto nepasiseks, iš 10 karto pasiseks. Ir dauguma meta tada, kai jau ta sėkmė yra už kampo. Bet meta, ai čia jau Amazonas nemana, einu į savo ten buvusį korporatą ar dar bilenkur, bet nesiseka ir tiek, ta prasme. Kantriausi laimi vienareikšmiškai. Tai ko reikia? Tas pats svarbiausias dalykas, kuris stovi kaip antstatas virš šitų 2, ta prasme, yra mindsetas. Nežinau, lietuviškai ten taip labai gražiai neskamba, kažkoks proto sandara ar kaip ten, mąstysena, ta prasme, bet mindsetas, anglai turi geresnių žodžių, tai aš leisiu savo juos naudoti, nepaisant gražios lietuvių kalbos. Kokios, reiškia, būtent to mindseto, tai, ką jūs pasakot savo, kas yra jūsų galvoje, išorėje nieko nėra. Išorėje nieko nėra, yra tik jūs, kaip jūs priimat visą tai. Ir tai, ką jūs pasakot, reiškia, kas skiria laimėtojus nuo ne visai laimėtojų. Tas pats olimpinėse žaidynėse visur, reiškia, aukščiausio lygio meistrai ir sportininkai, jie beveik vienodo lygio jau yra fiziškai visais kitais parametrais. Tai, kas yra jų galvoj, ta prasme. Va šitas dalykas ir atskiria laimėtojus nuo nelaimėtojų. Tai reikalinga koncentracija, kaip aš sakiau, jūs turi būti kaip Jordanas, kai žaidė krepšinį, susikoncentravę į savo Amazono biznį, atmetę visas tas distrakcijas, 80-20 principų, 20% svarbiausių dalykų, kas duoda 80% jūsų rezultatų. Atkaklumas, jau sakiau, rizikos tolerancija. Turėsit rizikuoti, 5-10 tūkstančių jūsų pradinis kapitalas įmanomas, galimas startui, reiškia, vis dar įmanoma su tokia pinigų suma pradėti ir užaugti iki racionalų. Paskui, kai jau stipriai užaugs, jums tikrai reikės daugiau, bet tai jau bus lengvesnė problema spręsti, reiškia. Tai va, tai jūs turit surizikuoti, jūs turit būti pasiruošę pastatyti tuos 5 ar 10 tūkstančių ant vieno žetono ir juos pralošt. Pas močiutę, pas draugus visada surasit, ką iš ko pasimt. Pas uošvį geriau nesiskolinkit, nes yra daug šansų, kad neliks tų pinigų, bet visi kiti variantai įmanomi. Tai va. Toliau longevity, ta prasme, vaikščiodamas po konferencijas, važinėdamas, matau daug tokių nuvarytų arklių, ta prasme. Žmonių, kurie, reiškia, dirba po ten išėję iš to savo korporate ar kito samdomo darbo vietoje 8 valandų, dirba savo 12, 14, 16 valandų per parą, nieko nemato, susitapatina su savo bizniu, nedarykit to. Short terme tą galima ir turbūt reikia daryti, pats esu tą daręs. Long terme tai tikrai neveiks, ta prasme. Tai šitą elementari higiena, kaip valyti dantis, reiškia, kaip ten, reiškia, savo kūną prižiūrėti, kurių jūsų pagrindinis įrankis ir kuris niekur nevažiuos, jeigu jūs neišsimiegosit, neskirsit laiko judesiui, neskirsit normalaus laiko mitybai, jūs ilgai neištrauksit. Tai tiesiog aš čia pamokslauju ne dėl to, kad čia senukas atėjo pamokyti jaunimo, kaip čia gyventi, bet aš matau žmonės, kurie tą ignoruoja, tiesiog nekreipia dėmesio ir geriau žinot anksčiau negu vėliau. Ir žinokit, turit rasti savo kelią, nesvarbu, kas jums ten ką sakys, arba dar geras metodas yra pasisekimui paklausyti visokių gūrų, pranešėjų, visko ir padaryti priešingai, negu jie sako. Žinokit, yra tikimybė, kad pasiseks, ta prasme. Taip, kad turit rasti savo kelią ir jis turi būti viduje, jis turi būti jūsų galvoje, jis turi būti išorėje, jokių dalykų, kaip sakiau, nėra.
Taip, čia skaičiai, čia elementarūs skaičiai, tiesiog ką reikia žinoti, yra sellerboard.com toks šiai dienai, man atrodantis geriausias įrankis, yra alternatyvų, bet dauguma išmanių žmonių rekomenduoja šitą. Čia tiesiog lentelė su savikainom, Amazono mokesčiais, Amazono reklama, Europoje dar matot yra vatas ir jūsų skaičiai visai nebūtinai turi sutapti, bet jūs turite juos žinoti, prikelti naktį iš miego, ta prasme, ir savo pelningumus, ir kitus visus skaičius. Ir jeigu kuris nors, reiškia, pakyla išlaida, jūs turit mažinti kitą, o kaip sakiau, geriausias dalykas atsverti viską yra didinti kainą, ta prasme. Taip, toliau dar, jeigu čia kažkiek laiko liko, va tas žodis laisvė, ta prasme. Jeigu jūs įsivaizduojat, kad galima padaryti Amazono biznį jau ten pasisekus gulint pliaže ir pasisamdžius porą asistentų virtualių Filipinuose, o pačiam tik tai sižioti ir laukti, kol kepti karvelė į burną pradės kristi, tai to nebus. Turi būti disciplina. Vieną kartą per parą ar jūs, ar bet kuris jūsų komandos narys turi prisijungti prie Amazono, tam, Seller Centralo, tam, kad atsakyti į klientų e-mailus, tam, kad peržiūrėti visus alertus, peržiūrėti, ar ten nepasidarė kokių nesąmonių ir jūs turite į tą reaguoti čia ir dabar. Tai šita disciplina visą laiką yra būtina, ta prasme. Pasiekiama tikimybiškai, žinokit, turiu gal ne visai gerą žinią, kad šitie dalykai pasiekiami tik tai 1–2% žmonių. Nu, čia vėl paprasta statistika. Bet gera žinia yra tai, kad bet kuris iš jūsų galit būti tarp to 1–2% žmonių, jeigu padarysit tuos dalykus, ką anksčiau sakiau, jeigu turėsit tinkamą mindsetą ir padarysit kitus tuos techninius dalykus, kurie irgi be abejo yra svarbus. Dabar dirbtis nesunkiai, bet išmaniai, hard versus smart prasme. Mes tą darėm, nu tiesiog, paprasčiausia būtų mano paties pavyzdys, prieš Exitą vienas žmogus mano komandoje darė 1,5 milijono, reiškia, apyvartos ir 0,5 milijono pelno. Nu, čia gal ir nieko įspūdingo, neblogi skaičiai, bet su dar viena sąlyga, dirbdamas 2 valandas per dieną, taškas. Tokio efektyvumo, reiškia, aš nemačiau jokiuose rekvizituose pas jokią kompaniją, nesilyginu ten su 100 milijonų ar milijardais, bet šitą leidžia ne tai, kad mes kažkokį čia super smart, o ta platforma, tas Amazonas yra toks svertas, kuris leidžia šituos dalykus. Tai aš šitą šneku ne tam, kad pasigirt norėdamas, o tam, kad jums parodyt, kas yra įmanoma ir koks tai yra didžiulis svertas, jeigu tu jį įvaldai, ką tu gali padaryti, dirbdamas 2 valandas per dieną, ta prasme. Tai va, ir paskui parodyk, kaip jūs darot vieną darbą. Parodykit bet kokį vieną darbą, kaip jūs darot. Leiskit man pažiūrėti. Aš pasakysiu jūs, kaip jūs darot visus kitus darbus. Neapgausit nei savęs, nei manęs, ta prasme. Jūsų ta darbo kultūra, etika turi būti atitinkamo lygio tam, kad pasiekti kažką. Nes negali kažką atmestinai, bilenkai padaryti. Čia tas nepais, tiesiog nepais. Tai va. Nežinau, kiek čia, kada jau mane sustabdys, tai dabar reiškia, čia pasakiau, ką reikia daryti, dabar ko nereikia daryti. Tai yra vėl tas netinkamas psichologinis pasiruošimas, bandžiau pasakyti, kaip tinkamai pasiruošti. Netinkamas produkto pasirinkimas, nu čia irgi dažniausia klaida, arba dar yra toks paralizis by analizis vadinamas, reiškia, sutrikimas. Nu, čia ne medicininis, bet panašus, ta prasme. Kai tu turi ir vienas, ir kitas, vieną dieną, kitą dieną, kitą, trečią dieną, ir vis atrodo vis geresnis, ir kurį čia dabar imti, ir galų gale toks, kaip suparalyžuotas, nei vieno negali užsirinkti. Tai imkit, pasirinkit vieną produktą, bet koks produktas geriau negu jokio produkto. Savo skaičių nežinojimas. Čia yra sugriaunantis dalykas, gali turėti geriausią produktą, jeigu nežinosit savo skaičių ir galit būti nuvaryti į bankrotą. Ir atvirkščiai, galit labai gerai žinoti visus savo skaičius, jeigu, reiškia, neturėsit tinkamų produktų, irgi nieko nebus. Tai šitie 2 dalykai viens be kito tiesiog negalioja. 80-20 principą jau irgi nekartą minėjau. Blogas planavimas, sandėlių gamybos planavimas kartais labai greitai išsiparduoda. Nu, žodžiu, jūs šitą išmoksit. Būkit ramūs, bus klaidų, bus daug ir uždarytų produktų, bus uždarytų akauntų, jeigu dar dirbat ir dar neturėjau, tikrai turėsit, garantuoju. Viską praeisit ant savo kailio, ant svetimo čia beveik niekas neišmoksta, ta prasme.
finansų planavimas, pinigų srautų. Jeigu jums pasiseks išsimušti iki reiškia, 7-ženklės apyvartos ar kelių milijonų, irgi būkit ramus, kad jums bent 300-400 tūkstančių, iki pusės milijonų reikės apyvartinių, bet čia yra gera problema. Spręs jau tada galite ir pas mane ateiti, arba pas kitus išmanių žmonės, ta prasme. Bet svarbiausia, reiškia, tikrai žinot savo net profitą ir suskaičiuoti visas savo sąnaudas, įskaitant visas savo operacinės išlaidas sąžiningai, tvarkingai, taip pat ir savo atlyginimą, nes jūs valgyti turbūt norit, ta prasme. Taip, Amazon specifikos ir rizikų nesupratimas. Čia, kaip sakiau, ta sistema darosi labai kompleksinė, gal, reiškia, 5 ar 10 kartų pasikeitė per 10 metų, aš pats ten pusės jau dabar nežinau, bet, kur reikia mano komandos nariai žinau, kur nereikia, sužinosim, kai reikės, bet ten yra daug visokių specifinių reikalavimų, juos reikia reaguoti. Jeigu ko nors prašau, ką nors reikalauja, jūs turite čia ir dabar daryti per kelias dienas, pateikti informaciją, viskas ir pateikti teisingą informaciją, jokių ten reiškia kažkokių kopijavimų, kažkokių čytinimų, kažkokių iškreipimų, skaičių, reiškia Photoshopų, nedarykit niekada šito, kinai taip daro, bet nelabai jums ten sekasi. Nu ir neteisinga kainodara, o kas yra teisinga kainodara, tai va, paskutinis turbūt skaidriai. Kaip pakelt pelningumą? Aš pats kažkada nemokėjau skaičių, žinau, negimė nei vienas viską mokėdamas prieš kokius 5-6 metus, dar nepilnai mokėjau skaičiuoti ir variau kokių 5-10% pelningumo, galvodamas, kad 20-25 ir paskui tik tai deadstockus viską susirinkę supratom. Bet tada, kai išmokom skaičiuoti, jau niekas mūsų nesustabdė. Ir ką aš padariau? Kiekvieną kartą, kadangi Q4 mūsų dovaniniai produktai buvo prieš kalėdas, aš, sakykime, kokį spalio, lapkričio mėnesį pakeli kainas 15-20%. Ir kitais metais pamiršti nuleisti. Ir taip eina, toliau važiuoju, žiūriu ir pardavimai nuo to nesumažėjo, netgi vienetais nesumažėjo, jau nekalbant apie pinigus. Antrą kartą pakartojau kitais metais tą patį, reiškia, vėl tas pats efektas. Trečiais metais pakartojau dar kartą. Ir atvažiavom. Amerikoje buvo pelningumas 40% prieš pardavimą, reiškia, Europoje 30 dėl vatų, čia tas skirtumas. Čia skaičiai patikrinti ne iš lubų, dviejų nepriklausomų ten dydylų, visko, čia aš nekalbu iš kažkokių debesėlių, čia yra realūs dalykai. Taip, kad pagrindinis jūsų svertas visada kelt kainas, ta prasme, kiek galima iki lubų testuojant, nedarant nesąmonių, reiškia, žiūrint, kas darosi aplinkui, tam, kad tą padaryti, reikia sąlygų tam tikrų, reiškia. Reikia turėti premium brandą, ta prasme, ir gerą kokybę. Jūs nepakelsit kainos, jeigu konkuruojat su 10 kinų pardavinėjančių panašius produktus, jūs neturite išskirtinumo, galit pabandyti, bet tai baigsis niekuo. Jeigu jūs turite premium brandą, jūs perka, reiškia, jūsų kiekiai pardavimo bus kelis kartus didesni už kinus, kurie pardavinėja už 2x mažesnę kainą. Tai buvo pas mane, taip yra pas kitus mano kolegas, ta prasme, tai tiesiog galimi tokie dalykai. Kaina yra pagrindinis jūsų svertas ir jūsų pagrindinis sėkmės faktorius, su kuriuo turit ir galite operuoti, ta prasme. Tai va, o čia tiesiog va, knygutės geros tikrai padės bet kurį iš jų, ta prasme, tiek psichologijai, tiek reiškia, va, Amazono trečia nuo viršaus visiškai nauja, šviežia, šiemetinė. Visa Amazono istorija, kaip jis visus čia spaudžia, gredžia ir užkariauja pasaulį. Tai va, tiek, ačiū uždėmesį.